Sveiki gerbimieji, jau kilintą video įrašą aš keliu nuo mūsų banguojančios Baltijos pakrantės. Vidurvasaris, Liepos mėnesis ir atrodytų mes kiekvienas galėtume mėgautis atostogomis, ramiomis akimirkomis, tačiau to padaryti negalime, nes vos už kelių šimtų kilometrų nuo mūsų vyksta karas. Ir ko gero, kiekvienas iš mūsų galime savo užduoti klausimą arba esame į savo uždavę, kas nutiktų, jeigu tas karas ateitų į mūsų žemę. Penktoji mano knyga ir pirmoji grožinės literatūros knyga, tai yra kūrinys, romanas Diena, kai jie ateis. Jame keliu būtent šiuos klausimus, į kuriuos ko gero mes neturime atsakymų, tačiau jeigu jūs norite juos sužinoti, paskaitykite knygą. Ar mes mylėtume, ar mes kovotume ir kągi mes darytume tą dieną, kai jie ateis. Kol kas sakau iki, susitiksime knygos puslapiuose ir knygos pristatymuose visoje Lietuvoje. Tiek.